Pradėčiau nuo to, ko dažnas lietuvis savo CV nedaro, kad aplikuojant į skirtingas pozicijas CV reikėtų kiekvieną kartą pakoreguoti, priklausomai nuo tos pozicijos, į kurią aplikuojant. Ar verta rašyti vidurinę mokyklą, gimnaziją, kurią baigėt, sakyčiau, priklausomai nuo to, į kokią, kur aplikuojat, ar ne? Jeigu jūs aplikuojat į pardavimų poziciją atsakingą už kažkokį tai regioną, atrankistui gali būti signalas, informacija, kad jūs esate iš to regiono, jūs galbūt kažką tai pažįstat, arba galbūt jeigu jūs aplikavote kažkokią poziciją netiko išsisakom duomenų bazėje, bet jei mes pasižiūrėjome, kad jūs esate iš vieno ar iš kito miesto, gali būti, kad ar ne kažkada, kai mes turėsim super wow poziciją, ar ne, mes jums paskambinsim ir ją pasiūlysim. Jeigu tai nieko nesakanti pozicija ir nieko negali įtakoti, gali ir neverta rašyti. Kitas dalykas, jei esat baigę vieną iš top 10 gimnazijų arba nebūtinai iš top gimnazijų, bet jeigu buvo baigėt su pagirimu arba labai gerai išlaikėt egzaminus, tai būtinai tai parašykit ir to pasigirkit. Jo labiau, jeigu jūs neturite daug darbinės patirties ir tai yra superinis dalykas, ar ne, ką jūs galite savo CV paminėti ir pasididžiuoti.